Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esąs viešpats, Simonas Petras persijuosi palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų, ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153, nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kriste. Alleluja, alleluja, alleluja. Tas skaičius 153 nebūtinai visiems reiškia tą patį, nebūtinai yra viena jo reikšmė, kaip ir pavyzdžiui, kai apaštalas Jonas sako, kad kai sutiko Jėzų buvo maždaug 4 valanda po piet, jis sako maždaug 10 valanda. Bet man tas skaičius 153 neskamba jau ir niekada neskambės turbūt taip kaip kadaise, nes vienas kunigas, nežinau iš kur parovęs, irgi iš kažko protingo nuklausė, pasakė, kad 153 plus 1 yra 2 kart 77. Prie tų 153 žuvų pridėję vieną, kuri jau buvo Jėzaus paruošta, gaunam 2 kartus po 77. Ir Petras, kai išgirsta žodį 77, jam tai kažką primena. Kai jis Jėzaus klausė, kiek kartų turiu atleisti, ar iki 7 kartų? Iki 77, Petrai. Ta savaitė po prisikėlimo yra panašiai kaip savaitė po kojos lūžio arba po rankos lūžio. Viskas dar labai šviežia. Šviežia Petrui ne tik tai prisikėlimas, ar ne? Šviežia ir jo išdavystė. 2 kart 77. Tad ta žuvis, kurią Jėzus paruošė, buvo jo parodytas gailestingumas.
O tada tos 153, kurios šiaip jau simbolizuoja bažnyčios misiją, man atrodo, tai yra visas tas gailestingumas, kuris telpa bažnyčio arba kuris turi vilktis paskui ją. Ir tinklas nesuplyšo. Tinklas nesuplyšo. O mums atrodo, kad kiekvienas gailestingumo aktas mus padaro silpnais. Arba kad bažnyčia net laikys kažkurio tai gailestingumo. Nesuplyšo. Kodėl? Žinot, kas yra antonimai ar ne? Priešingos reikšmės žodžiai. Ir natūraliai pasakom. Šilta, šalta. Karšta, vėsu. Minkštas, kietas. Gailestingumas. Noris sakyti teisingumas. Ir man atrodo, čia ir pagaunam save. Nes žinom, kad yra gailestingumas, teisingumas. Tai nėra antonimai. Gailestingumo antonimas yra rūstumas. Teisingumo antonimas nėra gailestingumas. Teisingumo antonimas yra abejingumas. Ir kai mes tikim, kad Dievas yra teisingas arba kad bus paskutinis teismas, mes tikim, kad Dievas nėra abejingas šito pasaulio likimui ir kad Jis nėra abejingas kiekvieno iš mūsų silpnumui, trūkumams, ydams. Todėl Jis mus pataiso. Dievo teisingumas yra jo pasirengimas mus pataisyti ir tai nėra gailestingumo antonimas. Mes kaip tik prašom Dievo, kad jo gailestingumas būtų ir teisingas ir priešingai tas blogas gailestingumas, kuris yra abejingas, kuriame trūksta teisingumo. Bet tas gailestingumas, kuris yra tikras, jis nesuplėšys bažnyčios. Nors esu girdėjęs priešingų dalykų. Prieš metus aš čia aukojau savo pirmasis mišias, tapau kunigu ir vienas iš gražiausių dalykų tai be abejo buvo išpažinčių klausimas nuo pirmosios, kurią tik tai išgirdau. Man kažkaip labai svarbu buvo išgirsti žmogaus balsą, kuris ne visai su manim kalba, iš tikrųjų jis kalba su Dievu kiekvieną kartą. Nes jokį žmogų mes nesikreiptumėm taip, kaip kreipėmės išpažinties metu, jeigu tikrai jos einam. Ir prieš tapdamas kunigo aš girdėjau, kad mes mūsų laikais per daug kalbam apie gailestingumą ir per mažai apie teisingumą. Man irgi tada atrodė, kad tai yra du priešingi dalykai. Ir iš tikrųjų yra atvejų, kai žmonės lengviau nusideda, nes pasitikė, kad jiems bus atleista. Bet iš to, ką aš mačiau per šitus 1 metus, dar daugiau atvejų yra, kai žmogus pasmerkia save. Pripažįsta save prarasto atveju. Ir jų daugiau. Pražūčių dėl gailestingumo yra mažiau nei pražūčių dėl jo trūkumo, dėl to, kad apie jį nėra girdėta. Tų, kurie susitaiko su savo pasmerkimu. Todėl jeigu reikėtų spręsti, ar pasauliui per daug, ar per mažai žinios apie gailestingumą, tai tikrai per mažai. Tikrai per mažai. Apaštalas Paulius yra sakęs, Dievas jums patikėjo sutaikinimo žinią. Tos 153 žuvys, kurias mes kaip bažnyčia valkamės, susideda iš tų mažų kažkokių tai pasiūlymų. Nueik išpažinties. Čia pats toksai tiesmukiausias. Galbūt kartais iš liudijimo, žinai, man pavyko atleisti, man pavyko priimti atleidimą, man pavyko susitaikyti su Dievu. Dievas mums visiems, ne tik kunigams, patikėjo sutaikinimo žinią, gailestingumo žinią. Turim ją, velkamės ją. Ji vertinga, ji didelė, bet mūsų nesuplėšys. Priešingai, ji turbūt vertingiausia, ką turim bažnyčioj. Ir ta žinia yra mums lietuviams labai suprantama, nes kas iš tikrųjų yra gailestingumas? Ten, kai tu esi Petras ir sutinki prisikėlusi Jėzų, vienintelė žuvis, kurią tikėtumės gauti, būtų tokia žuvis. Bet gauni valgyti žuvies. Ir tokia yra gailestingumo žinia. Ten, kur tikėtumės gauti žuvį, gauni valgyti žuvies. Ten, kur tikėsi pasmerkimo, ten gauni prisikėlimą. Arba ten tiksliau gauni atstatymą. Tai tampa tavo gyvybės šaltiniu. Ir žiūrėkit, tie žmonės gali labiausiai kitiem padėti, kurie yra priėmę gailestingumą. Daugiausiai mums pagelbėt
depresijoje, gali tie, kurie gyvena su depresija. Skyrybų atveju tie, kurie yra patyrę tai. Našlystės arba netekties atveju labiausiai gali padėti tie, kurie per tai perėjo įsikibę Dievo. Todėl atkreipkim dėmesį dar kartą į tuos, kas ėjo žvejot. Ėjo Petras, ėjo Tomas, ėjo Natanaelis. Šitas sąrašas nėra toks, koks įprastai yra, kalbant apie apaštalus, kai jie garbingumu išdėliojami. Čia, man atrodo, yra toks top brigada. Ėjo Petras, kuris visko prikalbėjo ir dėl jo Dievui tikrai labai reikėjo pasistengti. Ėjo Natanaelis, kurio pirmi žodžiai apie Jėzų buvo, ar kas gali būti gero iš to kaimo. Ėjo Tomas, kuris sakė, netikėsiu, kol nepamatysiu. Pirmiausia, paminimi tie, dėl kurių Jėzus tikrai pasistengė. Ir jiems turbūt šita žinia, žuvies žinia, buvo pati paveikiausia. Jeigu reikėtų statyti, kas labiausiai po to galėjo kalbėti apie gailestingumą, tai turbūt būtent šitie. Kaip Dievui reikėjo pasistengti dėl tavęs.